Sveiki, botleriečiai, su jumis vėl sveikinuosi aš, Edgaras Kazokaitis, ir šiandieną turėsime labai įdomią degustaciją, ne vynų, bet nealkoholiškų, būtent, vyno alternatyvų. Dėl to šalia manęs šiandien sėdi, du žavūs jaunuoliai, Martynas Žemavičius, vienas garsiausių Lietuvoje nealkoholinių gėrimų gamintojų, būtent Akalo kompanijos įkūrėjas. Sveikas, Martynai. Sveikas, Edgarai. Ir, miksologijos ambasadorius MV Group ir labai žinomas barų pasaulyje veikėjas Rapolas Vareika, kuris ne per seniausiai net ir iškovojo Gineso rekordą. Sveikas, Rapolai. Labai malonu iš čia turėti šalia savęs. Šiandien pašnekėsime, Rapolai gal šiek tiek svetimom temom, jum Martynai artimesnėm, tai būtent ta nealkoholinė gėrimų, būtent industrija, produktai. Ir pažiūrėsime, ar iš tikrųjų mes šiais laikais galime sukurti skanų nealkoholinį gėrimą, kuris nebūtų labai stipriai užsaldintas, ar neprimintų tiesiog limonado su labiau fancy ir iš gražesnė etikete, sakykime. Tai visų pirma klausimas gal tau, Martynai, iš kur kilo būtent idėja pradėti gaminti tuos nealkoholinius gėrimus? Tai idėja kilo, kaip sakant, iš reikalo spręsti šeimos problemą. Nes su žmona gyvenam Londone 20 metų ir 20 metų pradirbom vynų srityje ir tokių gan prabangių vynų srityje, tam fine dining'e vadinamam. Ir žmona, kai pradėjo lauktis mūsų pirmosios dukros, buvo tokia, kaip sakant, šeimos problema, kad negalėjo mėgautis vynu, šampanu ir tada reikėjo tą problemą spręsti. Ir tuo metu, čia kalbant 10 metų atgal, išbandėme, nors ir Londone pasiūla yra gėrimų viena iš plačiausių pasaulyje, išbandėm nealkoholinius vynus tuo metu, visus, ką galėjom, supirkom, ne tik Anglijoje, bet ir iš kitur siuntėmės. Ir buvo didžiulis nusivylimas tos pasiūlos, tiek išvaizdos, bet labiausia skonį. Buvo tingai saldus, trūko struktūros, rūgštelės, visko trūko, galima sakyti, kas yra tikrai kokybiškuose vynuose. Tai ten kalbėti apie tą gastronominę dalį, kad ten dar prie maisto derinti, tai ten visiškai to nebuvo. Ir tada tas noras buvo turėti tą nealkoholinį gėrimą ant mūsų vakarienės stalo, ar draugai ateina, ar pas draugus vykstam ir nesijausti prasčiau vakarėlio metu, kai kiti mėgausi šampanu ar skaniu vynu, bet lygiavertiškai praleisti tą vakarą, patirti tą gastronominę kelionę maisto ir gėrimo derinamame. Ir aišku, tada gali vakarienį sėsti į automobilį ir važiuoti namo. Tai ta problema tokia buvo. Ir kaip tai kilo, grįžom į Lietuvą gyventi ir taip susidėliojo, kad susipažinau su dar dviem verslininkais, kurie jau buvo pradėję gamyklą Fombučios ir prisijungiau prie jų pradėtojo verslo ir taip mes tryse išauginom tą Akalą. Tai aš esu vienas iš 3 įsteigėjų Akalos. Fantastika. Tai kartais gali, vaikai ne tik atneša daug džiaugsmo, bet tų ir daug nenumatytų problemų, kurios galima labai kūrybiškai išspręsti. Tai, o Rapolai, sakyk, ar tau dažnai tenka susidurti su būtent nealkoholiniais gėrimais barų pasaulyje ir kokios dabar yra tendencijos? Taip, tai nealkoholinių kokteilių apskritai ir nealkoholinių gėrimų ir visokių alternatyvų, sakykime, tas sritis vis plečiasi ir tai atsiranda nuo paklausos. Klientai vis dažniau ir dažniau renkasi arba nevartoti alkoholio visai, sakykime, tą vakarą, arba vartoti, bet mažiau, sakykime, tas low ABV ir no ABV trendas irgi yra labai labai populiarus, kai žmonės renkasi šiek tiek mažiau alkoholio turinčius kokteilius ir taip toliau. Ir kokteilių barai irgi tai atsižvelgia ir dažnai prie tų mūsų klasikinių alkoholinių kokteilių galima pasirinkti ir tokią pačią kokteilio nealkoholinę versiją. Tai jau kiekvienas save gerbiantis baras savo gėrimų meniu turi tą nealkoholinę kokteilį arba kažkokį gėrimą. Be abejo. Jų dažnai būna kartais net ir toks pat kiekis kokteilių meniu, kaip ir tų alkoholinių kokteilių. Tai rinka stipriai plečiasi. Mes prieš šiandien startuojame su savo pirmąją arbata, kuri yra pagaminta balto vyno stiliaus pagrindu. Ir ant jos mes matome parašytą būtent Sauvignon Blanc White Wine Style. Tai būtent
kartu su Martynu, savo iškėlėme tokį iššūkį, kaip žmogus, kuris dievina vyną ir gyvena tuo, ir žmogus, kuris per prievartą, bet manau, su meile dabar gamina būtent nealkoholinės tas alternatyvas. Iššūkis sukurti tokį pat aromatą, tokį pat skonio intensyvumą, poskonį būtent turintį nealkoholinį gėrimą, kuris, aklai ragaujant, primintų šiek tiek, gal ne, tiek išprususiai, sakykime, išsilavinusiai paletiai skonio receptoriams būtent tą vyno skonį. Tai kaip, kiekvienas jūsų kūrybinis procesas, įsivaizduoju, Martynai, būna iššūkį keliantis. Kas buvo šitame dalyke gal sudėtingiausia, būtent, kuomet mes norime vieną iš ryškiausių stilių, būtent Marlboro Sauvignon Blanco stilių, atkurti arbatoje. Tai kas buvo įdomu, sudėtinga, aš tuo momentu mums šiek tiek papilstysiu būtent pačios arbatos. Tai kas įdomu, tai pirma, tai buvo įdomu su tavim dirbti kartu ir kaip sakant, kai susijungė du someljė ir ta sinergija buvo labai smagi iš tos pusės, kad abu gyvenome Londone, abu dirbome restoranuose kaip someljė ir abu žinojom, koks yra populiarus ir mėgstamas Naujosios Zelandijos Sauvignon Blanc vynas Anglijoje. Lietuvoje, manau, taip pat jisai vienas iš populiariausių. Ir buvo smagu paimti tos, kaip sakant, jausti tą sinergiją tarp mūsų, kad labai aiškiai žinome, ką norime pasiekti. Labai abu išragavę daug kokybiškų Naujosios Zelandijos Sauvignon Blanc ir kurti. O iššūkis tai yra išlaikyti tą stilistiką būtent to Naujosios Zelandijos Sauvignon Blanc. Bet naudojant tik, kaip ir visuose Botleri ir Akalos kūriniuose, yra tik natūralūs ingredientai. Tai va, ir tada, kai pameni, mes, manau, jisai buvo mūsų pirmas iš 6 kūrinių ir greičiausiai ilgiausiai užtrukę sukurti, nes tuo pačiu mes ir mokėmės, kaip ir tu mokėsi, ir mes toliau dar mokėmės ir dabar dar mokomės, kaip surasti tą labai gražų balansą tarp saldumo, rūgštumo, kaip išlaikyti tą tyrumą ir elegantiškumą, kurį mes jaučiame tiek vyno stiliaus, tiek kokteilio stiliaus putojančiose arbatose, kad tas tyrumas būtų skoniuose, kai jaučiame ir kokybiškose labai kokteiliuose ar vynuose. Siūlau paragauti, manau, tas pirmas mūsų turė. Labai gerai, kad neragavom nealkoholinius gėrimus, nes galima pamatyti, Rapolas greičiausiai jo vienas mėgstamiausių, kiek žinau, tą baltų vyno stilių. Sauvignon Blanc. Ir aš labai džiaugiuosi, kad apskritai dabar turėsim visas arbatas, galėsim paragauti šalia ir pasilyginti. Tai nedažnai tenka tokia galimybė, tai noriu už tai pakelti tavo. Gerai, Ne, šiaip, kol jūs ragavote, aš trumpai pristatysiu, kaip ta būtent arbata buvo naudojama, ir gaminama. Tai būtent Sauvignon Blanc vynuogė turi labai daug aromatų, dėl to mes su Martynu ieškojom būtent arbatų, kurios būtų irgi kvapnios, aromatingos, dėl to iš karto pirmų taikinių mes panaudojame baltąją arbatą, tuo pačiu naudojame gauromečio, būtent jau fermentuotos arbatos, intensyvesnį ekstraktą irgi šitoje gamybėje, taip pat žalioji arbata mums suteikė nemažai tų žoliško aromatų, nupjautos žolės, citrusų, greipfrukto šiek tiek žievelės irgi, panaudojame papildomai citrinžolę ir pasiflorų uogas, kad būtent suteiktų tą klasikinį, unikalų būtent Sauvignon Blanc aromatą. Tai žiūriu per tą laikotarpį, kad ir labai, tai mūsų pirmoji arbata ir jau ne viena partija buvo pagaminta, bet tas aromatas tikrai nepasikeitė, sugebam išlaikyti tą pastovumą, o skonyje, kas yra svarbiausia, kad mes turime tuos pačius intensyvius skonius, nesijaučia labai plokščia būtent gėrimo tekstūra. Turime gaivę rūgštį, kurioje galiai išlieka toks irgi lengvas minerališkumas. Tai
šita bent jau arbata, aš įsivaizduoju, puikiai dera prie įvairių žuvies patiekalų, aš drąsiai su jūros gerybėmis derinčiau, salotomis įvairiomis. Gal man asmeniškai labiausiai patiktų, aš įsivaizduoju, na, jeigu taip gerai pasukus galvą, balta kepta žavis orkaitė su grietinėlės padažu ir šiek tiek citrinos užspaudus, kad nebūtų per daug sudėtingas tas patiekalas. Tau asmeniškai, Martynai, irgi tenka ragauti daug skanių patiekalų. Kur tau šita arbata, kuri tave nuveda su tais skoniais? Mane tai nuveda prie krevečių. Tai ypatingai jeigu grilled krevetės būtų, salotos, mango, dar salotose lengvas, tokia nestipri čili uždėta, tai tą tokį įnešti, kaip ir čia mes jaučiame labai gražias tokias tropinės natas, ne, jaučiasi ir ta pasiflora, jaučiasi ir tas mango, ir tokia papaja, ir ananasas, ir tos tropinės, ir man tas krevetės ant griliaus padarytos su tais mango ir salotos ten labai, manau, tiktų. Taip pat bandė su labai lengvais kariais, žalias lengvas karis, kuris turi irgi daug aromatingumo, ne, irgi ar karis su tofu, ar ten su vištiena, ar su tom pačiom krevetėm puikiai dera, arba koks lengvas ožkos sūris, arba pačios salotos su lengvu ožkos sūriu, manau, čia sudarėtų. Jisai turi ir lengvus taninus, kuris atstovės tą sunkesnį patiekalą, bet tuo pačiu labai gaivę rūgštelę, kuri sutvarkys ir tą kario riebumą ar to ožkos sūrio riebumą. Tai aš manau toks labai universalus ir kiek žinau, tai vienas iš bestsellerių Botlerį ir manęs nestebina, nes tai ir puikus aperityvas, jeigu pradėti vakarienę ar tiesiog mėgautis karštą vasaros dieną, bet tuo pačiu mes, matai, jau kalbam, tu kalbė apie baltą žuvį, aš kalbu apie karį, apie salotas ir Rapolas, manau, dar galvoja dar apie kelis skirtingus patiekalus. Rapolas šiandien dar nieko nevalgys. Rapolas viselės kaupės. Viską, taip. Jo, tai mes paliekame, matote, labai daug yra skirtingų tų derinių, su kuo galima derinti šią būtent baltojo vyno stiliaus putojančią arbatą. Nu, mes, manau, paskanausime, pabaigsime šitas taures ir judėsime prie savo sekančios arbatos. Dar kartą skanaus, vyrai. Skanaus. Sigata. Sugrįžtame pas jūs su dar viena putojančia arbata ir šiandien, na, mes nusikelsime ne tik į Naująją Zelandiją, Marlboro regioną, tačiau ir Prancūziją, Provanso. Būtent slėnį, Provansas žinomas, vyrai, jeigu nežinojot, dar priminsiu, dėl savo būtent rožinių vynų. Jie gamina vienus garsiausių būtent stilių rožinių vynų pasaulyje, būtent Provansas. Na ir vėl mes su Martynu pasistengėme atkartoti tą stilių per arbatos prizmę, būtent putojančios fermentuotos. Bet prieš tai gal šiek tiek pakalbėkime apie pačią gamybą ir aš noriu, Rapolai, paklausti tavęs. Aš esu gaminęs namų sąlygom būtent kombučią, o ar tau teko gaminti kombučią namuose ir kokia tavo receptūra, jeigu... Teko gaminti, tiesa, pakankamai senai, su mama teko gaminti. Tai receptūra buvo paprasta. Tai Martynas galės mane pataisyti, kaip kas darosi skirtingai būtent akalos atveju. Bet mes tiesiog pasidarėme arbatą, kol jinai dar karšta buvo, dėjom cukraus, atsimenu, palaukim, kol atvės. Ir tada iš kažkur buvom gavę grybo. Tai va, tai tada visą tą reikalą užpylėme ir kažkiek laiko brendo jinai. Kiek tas laiko vyksta, tai... Nežinau, galėtum tu patikslinti, kaip kas daros. Bet skani gavosi, ar ko? Gavosi skani. Geriama. Geriama. Nes aš atsimenu, kiek man teko mėginti namų sąlygomis, tai jinai būna, ar turi per daug actinės rūgšties, jinai dažniausiai nepakankamai daug skonio, tada mėgini situaciją taisyti įvairiomis sultimis, prasideda dar kartą fermentacija, jeigu į butelį įsidedi, na, manau, galite pasigūglinti, labai daug yra smagių video, kai namų sąlygom gamina žmonės putojančią arbatą, tada atsidaro, na, ir didžiulė čiurkšlė išeina iš butelio. Tai tų kuriozinių situacijų, manau, irgi pradžioje gamybos buvo tikrai nemažai, bet jau receptūra akala yra ištobulinusi. Tarp kitko, Martynai, gal yra kažkokia istorija, kodėl jūs būtent įmonę pavadinot akalos vardu? Ką žodis akala reiškia? Tai žodis akala reiškia, čia sanskrito kalba ir reiškia nepaidinamas išminties karalius.
Ir kodėl mes būtent šį pavadinimą pasirinkom, nes norėjom turėti sąsają tarp gėrimo kilmės, bet tuo pačiu, kad ir būtų kažkas susijęs su Lietuva. Tai kaip žinom, lietuvių kalbos šaknys yra sanskrito kalbos šaknys, dėl to ir laikoma viena iš seniausių kalbų pasaulyje. Ir tada kita dalis tai yra fermentuotas arbatos gėrimas, iš kur jisai kilęs ir seniausi raštai, tai yra, kad seniausi raštai iki šiol išlikę, tai yra 221 metai prieš Kristų, kad Kinijos imperatorius vartojo fermentuotą arbatos gėrimą, kuris tuo metu vadinosi gyvybės eleksyras. Žmonės žinojo, kad geriant fermentuotą arbatos gėrimą, tu esi sveikesnis ir gyveni ilgiau, dėl to ir vadinosi gyvybės eleksyras. Tai ta sąsaja yra tarp akalos, yra tai, kad gėrimas kilęs iš ten, iš tų kraštų, ir lietuvių kalbos šaknys yra iš tų kraštų. Tai tokia gėrimo kategorija ir sąsaja su Lietuva. Na, atrodo toksai mistinis pavadinimas, dabar labai gražiai demistifikuotas, tai nepajudinamas išminties akmuo. Karalius. Karalius. Kuris turėjo greičiausiai irgi kažkokią akmenį, ant kurio džiovino arbatas. Tai ar labai Rapolas ir aš namų sąlygom gaminam neteisingai tą arbatą? Šiaip kuo skiriasi namuose gaminama būtent putojanti fermentuota arbata nuo jūsų gaminamos? Tai norėtųsi šiek tiek daugiau to gal detalumo ir mūsų, manau, žiūrovams irgi smalsu išsiaiškinti, tai dėl ko tai yra premium būtent putojanti arbata ir kodėl mano namuose gaminta su juoda Earl Grey arbata, užsaldinta, labai taniniška, negali vadintis premium. Tai, manau, vadintis gali ir premium, žinai, čia kaip tu pats nuspręsi, bet čia kaip lyginti, manau, yra paprasta, žinai, namų gamybos vynas šalia vieno iš geriausių gamintojų. Ar ten namie darytas džinas su vienu iš geriausių gamintojų pasaulyje, ne? Ar ten, kaip ir ten kokį, nežinau, desertą darysi namuose ir ten 3 Michelin žvaigždučių restorane, ne, ten šefas gamins tą desertą. Tai vienas tai yra daugumos atžvilgių, mes namuose net neturim tos technikos, kad pagaminti, neturim sąlygų ir dažniausiai neturim tos ekspertizės, komandos, nes dažniausiai namie esame vieni, kurie gamina arba su mama, ar ten su ir internetas. Ir internetas, ir YouTube'as. Tai čia, kas yra, kuo skiriasi, daleiskim, akalą, tai vienas, tai mes ne tik naudojame fermentuotos arbatos gėrimą arba kombučios principus gamybos, bet mes pajungiame ir šampano gamybos principų labai daug. Nes šampanas mano mėgstamiausias regionas iš vynų yra ir tai ten ir daugiausia žinių ir patirties, tai jungiam ir šampano, ir, daleiskim, blendintų viskių ir konjakų gamybos principus. Tai jeigu trumpai, tai mes žinome, kad non-vintažiniai šampanai yra gaminami iš bazės, kurioje yra vienų derliaus vynai dedami, ne? Ir tada dalis yra rezervinių vynų, kurie papildo tą blendą. Taip, jeigu nori daugiau apie putojančius vynus, pažiūrėkite irgi kitas degustacijas. Mes tęsim. Būtent ten daugiau informacijos, bet tai tuo principu mes irgi gaminam. Tai pirma, šampanistai turi turėti savo rezervinius vynus, ne? Ir jų kuo didesnė ir platesnė biblioteka, tuo daugiau jie turi kokybiškų vynų blendinti. Ne? Tai pas mus tas pats. Mes turime brandžios arbatos biblioteką, kurį jūs ir matė. Ten virš 100 skirtingų talpų yra, kuriuose bręsta arbatos. Ne? Ir jos bręsta apie pusę metų. Tai namų sąlygomis mes neturėsime tos patalpos, kur 100 skirtingų talpų ir kai kurios yra 500 litrų, yra viskio statinės iš Škotijos, iš Loch Lomando distillerijos, yra iš Rono slėnio, iš Ermitaž, kur vynas laikomas. Tai yra didelė patalpa. Mama nebūtų patenkinta, žodžiu. Ne, kad visi namai būtų, mama, sofos nereikia, čia turi būti viskio statiniai. Tai va, tai tų sąlygų neturės. Kitas dalykas, ten šviežias oras pasikeičia kas 4 valandas. Namie tokia įsivesti sistemą irgi.
groja muzika. Tai mes turime tuos Net muzika groja? Net muzika groja. Wow. Taip. Tai, na, gerom sąlygom gyvenate, sakyčiau, tos arbatos. Puikiom. Ir tada mes po pusės metų turime 100 skirtingų tų rezervinių arbatų. Tai jeigu iš vyno būtų rezerviniai vynai, šampanijai, konjakai ar viskiai būtų rezerviniai viskiai arba konjakai, kurie blendinami po to į galutinį blendą. Ir tada šviežiai pagaminta arbata iš arbatos, arbatžolių, žolelių, šaknelių, gėlių, skirtingų prieskonių, uogų, vaisių. Sudaro mūsų tą bazę, kaip ir šampano gamintojų bazę, ne, to vieno derliaus. Ir tada rezervinės, kaip pas juos vynai, tai pas mus yra tos brandžios arbatos, kurios sudaro tą kitą dalį, kuri susiblendina. Tai tom sąlygom namie būtų jau labai sudėtinga. Kita dalis, matome, labai gražus maži burbuliukai. Tai mes naudojame vynui skirtą sistemą, kur fermenteriuose, tokiuose pačiuose kaip putojantis vynas gaminamas, sukeliamas slėgis labai aukštas ir ant to didelio slėgio prisotinama tų burbuliukų. Ir ant to slėgio tie burbuliukai, jie labai gražiai integruojasi į gėrimą ir suteikia tą, kaip kokybiškose šampanuose turim tą kremiškumą, tą švelnumą, tą mūs vadinamą, ne? Tai manau, namuose gal būtų sudėtinga tai atkartoti. Ne tiek, kad sudėtinga, bet manau greičiausiai, kas namuose gamina putojančias arbatas, po to bus per daug darbo ir jau sakys, geriau nueisiu į botlerį parduotuvę ir įsigysiu aš tos tikrai premium ir skanios arbatos. Čia mes ragavome rožinį stilių. Na, matome jau ir kurčiam būtų aišku iš spalvos pažiūrėjus, kad mes jau turime tokią intensyvesnės spalvos būtent putojančią arbatą. Kokie ingredientai, Martynai, čia primink buvo naudoti ir būtent ką jie suteikė šitai arbatai? Tai vienas iš pagrindinių ingredientų tai yra baltoji arbata, paimutan, ką reiškia išvertus baltas bijūnas. Buvo Kinijos imperatoriaus mėgstamiausia arbata. Baltas bijūnas ir baltoji arbata paimutan labai kokybiškai ir turi labai daug tų kaulavaisių. Persikų, abrikosų, kurie čia ir jaučiasi. Ir mes atsimeni, kai kūrėm, tai mes pirmiausia imam specifinį Provanso rozė vyną ir mes labai gerai jį išanalizuojam. Taip sakant, dekonstruojam tą visą formulę ir ieškom, kas ten yra ir ko... Čia mano smagiausia ta dalis, ragauti vyną ir jį dekonstruoti. Dekonstruoti. Ir labai įdomu, kad tas labai skiriasi man, kai būdavo tiesiog ragaunam vynus, ne? Ir tada, kai dekonstruoji tą vyną, nes žinai, kad reikės atkurti putojančią arbatą. Ir tada šiek tiek persisuka tas, arba kai to rapalą iš kokteilio, kai kuriam, kad vienas tai, kai sumiksuoji kokteilį ragauniai, tai geras, negeras, skanus, kažko trūksta, bet tada, kai jau ragaudavom ir sakydom, mums jį reikia dekonstruoti ir tada galvosim, kokie ingredientai gali mums tą duoti. Bet čia vienas iš tokių ypatingų ingredientų tai yra Timūro uoga. Timūro uoga dar žinomas kaip Nepalo pipiras, tai yra tokia žalias pipiriukas, augantis Himalajų kalnų papėdėje, Nepale, ir jis įneša labai gražų tokį citrusą, netgi vaškiškumą tokį į šį Provanso rozė stiliaus gėrimą. Gal ir iš šios spalva tokia gaunasi, ar ne? Spalva ateina iš kinrožių žiedlapių, tai iš Egipto labai kokybiškų žiedlapių simam. Jie įneša ir spalvą, bet tuo pačiu įneša ir tą avietę ir vyšnę, ypatingai tokią skanę. Taip pat dar šiek tiek aronijų sulčių, lietuviškų aronijų sulčių, kurios duoda tą uogiškumą, bet taip pat tą tokį malonų kartumą, taninus. Kaip ir vyne jaučiame taninus, taip ir čia tas labai malonus džiovinimas. Tie taninai labai puikiai iš tikrųjų tiks, manau, prie antienos įvairių patiekalų, antienos pašteto, prie įvairių irgi, sūrių galima drąsiai derinti. Arba jeigu norite paragauti kažką, smagaus ir įdomaus, tai, užsisakykite sušių asorti ir, manau, šita rožinė arbata puikiai tiks prie, vakaro filmų, sušiais, gera kompanija, ir skanė nealkoholinė alternatyva. Tai ką, pasiragausim dabar, manau, jau ir kokteilinių alternatyvų. Užleisime sceną būtent jiems ir sugrįšime netrukus.
Vyną paliekam šiek tiek nuo šaly, na ir keliamės į mūsų kokteilių, būtent naktinio gyvenimo, naktinių kultūrų pasaulį. Ir labai šiaip aktualu, na, einant į miestą ne visada juk norisi irgi gerti alkoholinius gėrimus, gal tu esi draugų kompanijų įpareigotas vairuoti, gal net ir nešiusios moteris gali eiti ir linksmintis drąsiai, tai nereikia to stabdyti, kad jeigu jau alkoholio nevartoji, negali smagiai praleisti laiko ir manau, pamatysime, kad net ir galime, na, savo skonių receptorius apgauti, kad geriame kažkokį kokteilį, nors jame yra 0,0 alkoholio. Ir, na, gal pirmą aš norėčiau vėl Martyno paklausti vieno tokio svarbaus klausimo. Pas jūs ant kiekvienos arbatos yra parašyta 0,0 būtent alkoholio laipsnio. Kaip taip gali gautis, jeigu mes turime vis tiek natūraliai fermentuotą produktą, fermentacijos metu juk tas alkoholis kažkiek vis tiek pasigamina. Tai kaip jūs sugebat padaryti 0,0 laipsnio? Labai geras klausimas ir manau, daugeliui labai aktualu ir svarbu žinoti, kad šiaip, jeigu žiūrint į kombučios kategoriją, ne, tai Lietuvoje pagal reglamentą kombučia gali būti 1,2 alkoholio. Priskiriama prie... Daugiau nei yra. Ar kaip gira. Okay. Kaip gira. Tai tas pats reglamentas. Tai 1,2 yra leistina. Mūsų atžvilgių ir tada, nes tai natūrali fermentacija, kaip yra akaloje naudojama, bet vienas iš gamybos principų, ką jau prieš tai minėjau, kad mes brandiname savo arbatas, fermentuojam ir brandinam pusę metų. Ir kas toj pusėje metų eigoje nutinka, tai vienas, kaip žinome, ir su vynais ar su kitais gėrimais, kad kuo ilgiau brandini, tuo daugiau skonių įvairių turi ir tuo daugiau balanso, kompleksiškumo. Ne? Bet kitas dalykas, kas labai įdomiai nutinka su būtent arbata, kuri besifermentuoja, kad iš pradžių alkoholis kyla ir jisai kyla ten iki 3 kažkur laipsnių. Bet po to pasigamina tiek natūralių organinių rūgščių, kad kai kurios rūgštys pradeda skaldyti alkoholio molekulės. Ir mes tada po pusės metų turime alkoholio apie 0,1 vietoj 3, nes pilna kyla iki 3 ir tada leidžiasi. Okay. Ir būtent reikia tų pusės metų kažkur, kad tas alkoholis beveik suskiltų. Ir tada mes žinome, kad tik dalį naudojam tų rezervinių putojančių arbatų pačiame blende. Didžioji dalis yra šviežiai pagamintas specialus blendas iš skirtingų arbatžolių, kaip minėjau, ir kitų ingredientų. Ir tik tai įsideda ta viena dalis, kuri yra 0,0. Tai mes toliau dar ją praskiedžiame, tą alkoholį, neskonius, nes skonių tai yra ir ten daug, bet mes natūraliai praskiedžiame tą 0,0 iki 0,008. Ir alkoholį tyriame KTU laboratorijoje ir kartais ir gan dažnai sugrįžta rezultatai, kad 0,000 jo iš tiesų jau netgi nepaliečia. Tai tam pačiam kefyre gali būti iki 0,5, tai čia yra mažiau negu kefyre. Bet tai yra visiškai natūralu, tai nėra dealkoholizuotas, kaip daugelis, pavyzdžiui, nealkoholinių alų ar vynų yra dealkoholizuoti. Čia yra visiškai natūralu, bet vietoj to, kad dealkoholizavimas, kas užtrunka ten, nežinau, kelias valandas, mums tas procesas kainuoja pusę metų. Tai bet to proceso metu, na, sukuriam dar papildomai tų ir skonių ir organinių rūgščių susikuria, kurios natūralios ir netgi labai sveikos mūsų visam žarnynui. Aš dar tiesą norėjau paklausti apie tas rezervinės arbatos dalis. Ar jos tarp skirtingų arbatų skiriasi, keičiasi tos dalis? Ar jos vis laik yra kaip konstanta tarp visų arbatų išlieka tokia pati? Skoniškai? Ne, turiu minėti, sakai, rezervinė dalis yra kažkokia tai. Ar jinai skiriasi tarp tų, ką mes, tarkim, šiandien ragavom ir dar ką ragausim? Taip, skiriasi. Skiriasi ir amžius, skiriasi ir skirtingos arbatos, nes talpų yra virš 100, bet arbatų yra tik 4 skirtingos. Bet ta pati arbata, kuri bręsta, pavyzdžiui, 10 litrų stiklainėje, ar 200 litrų nerudenčio plieno talpoje, ar ten vyno statinėje, po tų 6 metų bus labai labai skirtinga.
Va, tai ta pati arbata skirtingose talpose bus labai skirtingas rezultatas. Ir mes tada maišom ir kaip blendinam, kaip tie Chef Decaf ar Master blenderiai to viskio ar konjako ar šampano, tai mes tada, kai gaminasi galutinis blendas, mes ragaunam ir sakom, čia va tam, žinai, daleiskim Provanso roze, norėtųsi šiek tiek to medieniškumo, šiek tiek to žuliuko, tada sakom, okei. Įmam iš šitos vyno statinės, dar tenais keliasdešimt litrų ir įpilam, kad sukurti tą kompleksiškumą ir balansą. Okay, trumpai sugrįžtant prie alkoholio kiekio, šiaip labai toksai įdomus klausimas iškilo. Jeigu mes gaminame namų sąlygomis būtent putojančią arbatą, tai reiškia, kad joje bus vis tiek šiek tiek to alkoholio, apie 3 laipsnius tada gali kaip ir būti. Taip. Ir mes tada neapsisaugojam nuo to alkoholio. Taip, ir tai yra, kaip pasakyti, tai yra ir problema, ir kurie, kai mes šioje srityje dirbantys, mes girdim, tai vienas tai namie nėra tų profesionalių alkoholio matuoklių, kad matuotų tokį mažą kiekį, mes ir patys turim, bet dar, kad užsigarantuoti vežam į KTU laboratoriją. Bet tas alkoholis tikrai namuose yra ir tas gali atrodyti tas nekaltas, nealkoholinis kombučios ar arbatos gėrimas, kurį čia aš ir vaikui duodu, ir pats prieš vairuojant, bet ten gali laisvai būti 2 laipsniai alkoholio, netgi 3. Wow. Tai reiktų atsargiai vartoti namuose pasigamintus gėrimus. Taip, iš tiesų. O mes tada, peršokim šiek tiek į tą kokteilių pasaulį, duokim maestro. Nes dabar ragaujame, kol aš atidarinėjau, būtent mūsų pirmąją nealkoholinę kokteilio stiliaus putojančią fermentuotą arbatą, tai yra French 75. Ir būtent, Rapolai, ar gali papasakoti daugiau, kas tai per kokteilis, iš kur jis kilo? Ir, iš ko jis yra originaliai gal gaminamas. Ne tiek, kad nealkoholinė versija, bet originaliai. Taip, šiandien ragausim 3, sakykim, tokius kokteilius arbatos pavidale. Ir 2 iš jų yra iš Prancūzijos ir dar vienas bus iš Italijos. Žodžiu, bet kokiu atveju tokios 2 gastronomijos sostinės Europos, turbūt sutiksit. Taip. Tai French 75, kalbėsim apie 20 amžiaus pačią pradžią. Tai Harris New York bare Paryžiuje buvo sukurtas. Ir žmonės šį kokteilį gurkšnodami pastebėjo, kad jis turi šiokį tokį stipresnį poveikį negu įprastiniai kokteiliai. Ir būtent jį prilygino French 75 patrankos sukurtos Antro pasaulinio karo metu. Būtent Prancūzijos armijos tam poveikiu, ar ne? Aha. Labai stiprus, nevatais. Nors šiaip pats kokteilis nepasakyčiau, kad yra vienas iš stipriausių. Ta kokteilį galite susimaišyti naudodami citrinos sultis, tuomet cukraus sirupą, naudodami džiną ir šliukšteldami dar šiek tiek prancūziško šampano. Tai mes kaip ir ragavom su jumis tada, šampanas ir putojantis vynas irgi tam kokteilį taip atrodo, kad nelabai skiriasi. Jeigu norit šiek tiek turėti ekonomiškesnę versiją, galite visą tai užpilti su kava arba prosecco arba bet kokiu kitu sausu putojančiu vynu. Bet iš tikrųjų šampanas padaro didelį skirtumą ir jeigu norit tikrai turėti tą originalią versiją, tai tikrai reikėtų į mėgautis užpilant šampanu. Tai čia vis tiek tas kokteilis jis yra kaip vadinamas aperityvinio stiliaus kokteilis. Kuo skiriasi, kad gal irgi prasiedukuoti apie kokteilių šiek tiek, aperityviniai kokteiliai nuo digestivinių, kiek žinau, irgi yra kokteiliai. Tai irgi pakalbėsim ir su kitais kokteiliais apie šitą temą. Bet iš esmės aperityvas yra bet kas, jeigu galbūt ne visi žinot, aperityvas bet kas gali būti, kas yra geriamas prieš maistą. Tai žodžiu, tokie kokteiliai, kurie sužadina šiek tiek tą apetito pojūtį. O digestyvas tada atvirkščiai? Jo, tai aperityvo kokteiliai bus dažniausiai lengvesni, nes jeigu ten aperityvų gersim degtinę, tai gal turbūt deserto nesulauksim, ar ne? Tai jie būna lengvesni, ne per daug saldus, ne per daug rūgštus dažniausiai. Saldžiarūgščiai. Jo, saldžiai rūgščiai gali būti, ar ne? Vos karstelė, būtent tą aperityvo klasiką vėliau pakalbėsim, šiek tiek tie kokteiliai yra karstelėje. O digestyvas tuo tarpu jau gali būti ir stipresnis, ir saldesnis gėrimas, ar ne? Kad padėtų virškinimui. Gali būti ir intermezzo kokteilis, kuris yra patiekimas tarp patiekalų, kaip toks, sakykime, pellet cleanseris.
Kur tu įsivaizduoji būtent paragavęs šitą būtent mūsų nealkoholinę arbatą, kur tu ją labiau pats naudotum? Kaip aperityvą, tarp patiekalų, derint su maisto patiekalais? Aš galvoju apie tai, bet arba naudočiau aperityvui, nes tikrai ta rūgštis tokia, netgi iš tikrųjų jau pauoščius seilės kaupėsi burnoje. Arba tuomet derinčiau su įvairiais skirtingais patiekalais. Tarp kitko, aš praeitą savaitę vyko Lietuvoje gastronomijos savaitė buvo ir skirtingose restoranuose Lietuvos buvo tam tikri gastronomiški meniu sudaryti ir teko vesti degustaciją su putojančiom arbatom. Ir būtent prie deserto aš derinau French 75 dviejose skirtingose restoranuose ir tai buvo desertai pagrindė su riešutais, dabar tas ruduo, tai tas riešutai labai dominuoja. Taip. Ir puikiai dėrėjo. Puikiai, nes čia turime ir tą gaivę citrinos natas, ne, kuri, kad ir buvo ten tokie riebesni ledai ar ten kreminiai tokie padažai, labai gražiai valė. Ir tada turime ir sirpumą pačio kokteilio, labai jisai toks gražus saldžiarūgštis, kai kalbėjome, ne, tos rūgštelės ir saldumo. Ir būtent tas saldumas tada puikiai sudėrėjo su skirtingais desertais. Nes būtent skonėje dar irgi išryškėja ta kadagio uoga naudojama, tai jinai sukuria tokį irgi lengvą kartumo, taniškumo būtent pojūtį. Ir man kas patinka, kad va šitas kokteilis, jeigu mes baltoje arbatoje jautėme daugiau citrinos, žalios citrinos žievelės, būtent tą tokią rūgštį, tai čia mes jaučiame jau tokius cukatus, būtent žievelės, karamelizuotas būtent citrinas šitos pusės. Tai... Labai džiugina, labai džiugina. Aš manau, šypsena veidė, aš manau ir su sekančia būtent putojančia arbata šypsena tik tai didės, nes mes nusikelsime į Italiją ir pažiūrėsime, kokie kokteiliai būtent ten gyvuoja. Keliaujam. Keliavom ir prisikeliavom iki Italijos, tai nuo šiol dabar aš pradėsiu visus sakinius taip kalbėti su nes mes paragausim vieną, aš nenoriu taip drąsiai teikti, bet populiariausias kokteilis, jo tokia atšaka, daugiau aš manau Rapolai tu papasakos, nes mes turime ant stalo Negroni Sbagliato. Taip, teisingai. Ką tu gali papasakoti apie šitą kokteilį? Tai pats Negronis ir Negroni kartu su Sbagliato yra italų aperityvo, tokių klasikų klasika. Tai pirmas italų aperityvas atsirado 18 amžiuje Turine. Tai italai suprato, kad jie gali kažką išgerti prieš einant valgyti. Tai... Į teatrą. Nebūtinai. Tai va, tai prieš vakarienę toks yra nuostabus metas, ar ne? Jeigu jūs, tarkim, atskrendate į Italiją šiek tiek anksčiau ir jūsų vakarienė 8, bet jau pilvas reikalauja kažkokio kasnelio, tai tas laikas Italijoje nuo 5 iki 7 būtent yra aperityvo time. Tai nuėjus į bet kurį barą, tai ar tai būtų Milano Torino kokteilis, ar tai būtų Americano, ar tai būtų Negroni, ar tai Negronis Sbagliato, arba tiesiog vermutas su sodos vandeniu, visus tos kokteilius gausite su kažkokiais baro vietiniais užkandžiais. Ar tai būtų... Antipastė. Ar tai būtų alyvuogės, ar tai būtų krekeriukai, ar tai kažkokie sumuštinukai. Ar būna įdomu nealkoholinius kokteilius siūlo su užkandukais? Žinau, gal rečiau, neteko tokio užsakyti dar, tai labai sunku pasakyti šitoje vietoje. Tai yra vis tiek kokie viena vieta. Tai ta italų aperityvo apryrė, atverti skrandį, paruošti mūsų paletės įvairiem naujiem skoniam. Tai iš tikrųjų ta kultūra yra nuostabi ir mes jau nemažai tos kultūros turim Lietuvoje ir aš labai džiaugiuosi, kad tie skoniai ir ypač lietuvių nuo, sakykime, tokių saldesnių kokteilių skonių, visi einam į sausesnius skonius ir einam dar labiau kartesnius skonius. Tai tas labai džiugina, nes kartumas yra pats paskutinis skonis, kurį tu gali išlavinti. Visi ten vaikai gimsta su to natūraliu prigimtiniu saldumo skoniu, nes mamos pienas yra saldus, dėl to visi vaikai mėgsta saldumynus, o vėliau tokie skoniai kaip surumas, rūgštumas ir taip toliau yra išlavinimi laikui bėgant. Tai mes turim tokią šiek tiek atmetimo reakciją į kartumą, tai prie to kartumo reikia šiek tiek priprasti, prisipratinti ir taip toliau. Ir pats Negronis, atsimenu, kai pirmą kartą ragavau, labai atrodė kartus. Dabar aš jį ragauju, jis man mažiau gal kartus atrodo, o šiaip tai daugiau yra saldus. Tai kuo skiriasi, nes Negronis turi įvairių variacijų, aš žinau, knygos yra parašyta apie šitą kokteilį. Tai kuo yra ypatingas būtent tas Sbagliato variacija? Tai dar šiek tiek sugrįžtant prie to pačio pirmo aperityvo kokteilio, tai yra Milano Torino, nes, žodžiu, vermutas pats pirmasis buvo sukurtas Turine. O tas raudonas
itališkas klasikinis biteris buvo sukurtas Milane. Ir italai sujungė tos du ingredientus, išmaišė tiesiog taurėje su ledu ir pavadino tą kokteilį Milano Torino arba Mito. Nu, italai nėra labai originalus pavadinimas, ne? Vėliau Italija pradėjo plūsti amerikonai, visą tą kokteilį papildė sodos vandeniu ir taip atsirado kokteilis Americano. Tada grafas Negroni sėdėjo bare ir jis gėrė 1, 2, 3, 4 Americano. Sako, aš negaliu pasiekti savo šio vakaro tikslo, negaliu niekaip įkaušti. Man sako, tos sodos vandens visai nepilk, man geriau šiek tiek įlašink džino. Tai barmenas taip ir padarė. Taip atsirado kokteilis Negroni. Ir dar po kiek laiko, bare Barbaso, tarp kitko, jeigu būsit Milane, būtinai užsukite tenais. Jau Negronis kaip kokteilis buvo pakankamai žinomas, čia kalbam apie 1970 metus. Ir barmenas tą kokteilį, tą Negronį darė ir vietoj butelio džino netyčia pagrėbė butelį Prosecco, ne? Man klasika. Tipiško itališko putojančio. Tik atvirkščiai. Ir netyčia užpylė, oi, sako, padariau klaidą ir kaip tik svečias sėdėjo priešais jį, už baro. Sako, duok paragaut. Ne, sako, čia, žodžiu, suklydau, perdarysiu to. Sako, duok paragaut. Na gerai, sako, klientas laiktysus, prašom. Davė paragaut, sako, visai neblogai, tas davė barmenui paragaut, sako, visai nieko ir taip atsirado tas Negronis Paljato, klaidinga Negroni variacija, kuri yra dabar irgi viena iš populiariausių visam pasaulyje. Tai pats žodis Paljato ir reiškia klaida, tai toks tikrai to žodžio prasme sumaišė kokteilį. Na, mes žinom, kad į Negroni eina patį kokteilį labai daug ingredientų, tik 3 į klasikinį, bet visi jie turi, gaminami iš labai intensyvių gėrimų. Tai mes naudojame vermutą, mes naudojame džiną, kuriame dažniausiai būna daug įvairių žolelių, citrusų ir šaknų. Ir taip pat naudojame irgi kamparį, kuris irgi turi daug to skonio. Čia, Martynai, gaminant ir ieškant būtent alternatyvų tiem intensyviems skoniam, ar lengva buvo kapstytis po arbatų bibliotekas, prieskonius visus ir žiūrėti, kaip būtent galėtume atkurti šitą kokteilį? Tai, sakyčiau, tai vienas iš sudėtingiausių buvo receptūrų ir kompleksiškiausių, nes ką ir minėjai, Edgarai, turime džiną, kuris turi daug skirtingų botanicals, turime vermutą, turi daug skirtingų botanicals, turime kamparį. Daug skirtingų botanicals, ne? Tai yra, turime 3 gėrimus, kurie, žinot, nėra, tai degtinė ir apelsinų sultys, kažkas tokio. Tai ir tada, kai mes išdekonstravom tą Negronį, Spagnano, tai ir jautėm, kad ten mums reikia ir prieskonių, reikia ir kartumo, reikia ir vaisių, ir uogų, ir tada, galima sakyti, jau plačiai turėjome atverti mūsų Akalos biblioteką visų ingredientų, prieskonių. Ir galima sakyti, pamenat mūsų stalą, ten buvo vietos ant stalo, ko netrūko, kiek buvo arbatų ir skirtingų prieskonių sudėta. Tai čia yra kompleksiškiausias receptūros atžvilgių gėrimas ir čia turime nuo prieskonių, kurių yra 7 netgi prieskoniai, tai yra cinamonas, gvazdikėlis, žvaigždinis anyžius, pankolio sėklos, imbieras, juodas pipiras, toks krepšelis prieskonių, taip pat turime apelsinų žievelį iš karto labai gražiai. Apelsinų žievelį. Ir mes perkame iš ties labai, labai ypatingas ir kokybiškas apelsinų sultis iš Sevilijos. Sevilija laikoma viena iš geriausių, Grand Cru apelsino sulčių vieta pasaulyje, tai ten perkam labai kokybiškus ir, aišku, labai brangius apelsinų sultis, bet jos turi tą malonų labai apelsino žievelės tą kartumą. Aišku, tas kartumas ne tik ateina iš tų nuostabių ir ypatingų apelsinų, kartumas ateina ir iš pelyno ir iš medetkų žiedlapių. Tai irgi perkame medetkas, bet ne kad būtų, kaip pilnas jau žiedas su to ir žalia dalim, bet tik patys žiedlapiai. Tai įneša to medieniškumo, to malonaus kartumo. Va. Ir tas, kokteiliuose dažnai mes jaučiam tą lengvą salsvumą. Čia tas saldumas toksai atrodo šiek tiek karamelinis, toksai tamsesnis. Aš įsivaizduoju, irgi naudojamas neįprastas gal tas cukrus būtent. Taip, tai yra dark muscovado cukrus, kuris duoda tą karamelę, tą deginto cukraus, to molasės skonius, ką mes jeigu imame vermutą, labai kokybišką vermutą ir jaučiasi tas degintas cukrus, ta karamelė
Ne, tai iš tiesų labai kompleksiškas, labai sudėtingas, pati jos receptūros darbas buvo, kaip žinot, bet tuo pačiu ir buvo labai įdomus, nes įjungėme ant tiek daug skirtingų ingredientų ir aišku, tame visame sudėtingume, kad kai sujungi tiek daug, jis turi suderėti, nes daugiau ne visą laiką yra geriau, o čia norėjosi, kad ir prieskoniai būtų, ir tas specialus saldumas, ir tos uogos, ir vaisiai, ir viskas, bet jie kartu visi susigrotų labai gražiai. Ir manau puikiai, kaip gerai suderintas pianinas ar gitara. Rapolai, tu dar minėjai, kad mes, kai kalbėjome apie French 75, mes kalbėjome apie aperityvinius kokteilius, kurie mums iššūkėjo būtent tą norą irgi valgyti. Ar čia galima šitą kokteilį irgi priskirti prie tų pačių aperityvinių kokteilių? Puikiai tinka aperityvui. Puikiai Tinka, tikrai. Ir tai, ką mes turim čia istoriją, man atrodo, tai labai primena tą puikų gerą aperityvą ir iš tikrųjų primena labai stipriai ir tai yra labai arti to alkoholinės versijos Negroni Spagliato. Jis yra pilnas, turtingas, toks nuokus ir tikrai taip atsigeriam gurkšnelį ir visą savo burną užpildome įvairiais skoniais. Tas yra nuostabu. Wow. Tai jeigu mes nuvyktume į Milaną ir nukeliautume visi trys į aperityvo tas valandas, tai kokius patiekalus ar užkandžius įsivaizduoja, kad mes gautume būtent prie tokio? Jeigu užsisakom, tai ką mes derintume, kokius, pavyzdžiui, užkandukus? Tai man atrodo viskas tinka, ką ir prieš tai kalbėjom. Tiktų ir alyvuogės, tiktų ir kažkokie tai beskoniai čipsiukai, krekeriukai. Kažkokie, sakau, sumuštinukai, tai man atrodo, čia viskas puikiai tiktų, tik tai, kas tinka tai aperityvo valandais. Okay. Ypatingai norėčiau, manau, pabrėžti tas alyvuogės, kadangi alyvuogės irgi turi intensyvesnį skonį, ypatingai jeigu jos yra marinate, kažkokie medaus, česnakų marinate laikytos, tai būtent tas malonus salsumas ir skonio intensyvumas labai gražiai derėtų. Aš asmeniškai dar taip pat derinčiau ir prie, pavyzdžiui, juodo šokolado braunio. Wow. Nes turi to daug sodrumo, pilnumo, to ir uogiškumo, bet aš manau, kad čia kokį paimti gerą, kokybišką juodo šokolado braunį galėtų būti, jeigu braunis dar su šiek tiek druskos, tai galėtų labai gražus derinys. Aš įsivaizduoju, kaip apelsino žievelė gražiai atsiskleidžia tada dar labiau ir tas tirštumas, klampumas. Puikiai. Na ką? Po braunį ir tada keliausime prie savo jau finalinės, paskutinės būtent arbatos. Tai skanaus. Taigi, iš Prancūzijos į Italiją, iš Italijos vėl į Prancūziją. Būtent grįžtame ir, šventiškai atrodanti etiketė ir pats kokteilis yra labai šventiškas. Tai ne veltui, nes Bodleri švenčia 10 metų jubiliejų ir tą progą būtent norėjusi sukurti kažką ypatingo. Tai dėl to mes gavome visą trijulę būtent ir tą specialią užduotį sukurti vieną iš išskirtiniausių būtent kokteilių, kuris turėtų daugiausiai skonio, turėtų nemažai aromatų vėlgi ir, primintų tą jubiliejinę būtent nuotaiką. Bet prieš tai gal įdomu išgirsti būtent, Martynai, kaip būtent įvyko ta kolaboracija su Bodleri parduotuvėmis, nuo ko viskas prasidėjo, nes jinai jau vyksta ne pirmus metus ir manau sėkmingai, bet nuo ko viskas prasidėjo? Tai kaip ir visos geros draugystės prasideda nuo taurės gėrimų. Tai Bodleri buvo vieni iš mūsų pirmųjų klientų, kai mes tik pradėjome makalą gaminti ir manau, tas buvo labai graži sinergija nuo pat pradžių ir mes labai džiaugiamės, nes Bodleri parduotuvės yra, sakyčiau, vienas iš aukščiausios kokybės vynus turintį asortimentą parduotuvės Lietuvoje ir kad dengia dar ir visą, galima sakyti, pagrindinius Lietuvos miestus. Tai ir nuo pat pradžių mes labai, kaip sakant, tas energija jautėsi į tą kokybę, kompleksiškumą, kalbėjom tą pačią kalbą. Ir iš pradžių Bodleri prekiavo mūsų klasikiniais skoniais, kol vieną dieną priaugom prie to lygio, kur sakom, gal kuriam kažką kartu. Fantastiška. Nes ant stalo pas mus yra būtent Key Royale kokteilio putojanti arbata.
Na ir tas žodis royal, jeigu dar prancūziškai sakytume, tai kill, royal. Tai rapalai šiek tiek istorijos ir su kokia duona mums šitą kokteilį reiktų vartoti. Taip, tai kaip pats teisingai pasakėjai, kokteilis atkeliavo iš Prancūzijos, tik šiuo atveju ne iš Paryžiaus, bet iš kito miesto, kuris yra Dijon. Tai ne tik Dižonų miestas. Ne tik turi geras garstyčias, ar neturi ir dar keletą kitų gerų produktų. Tai Café George buvo vienas iš barmenų, kuris nusprendė sumaišyti 2 vietinius ingredientus, tai yra baltas vynas kartu su crème de cassis, kas yra juodųjų serbentų likeris. Tai va, tai tą kokteilį labai pamėgo Dižono miestelio meras, tai Felix Kir. Tarp kitko jis buvo ir kunigas tuo pačiu metu. Tai jis tą kokteilį labai pamėgo, tai tas kokteilis ilgainiui pasivadino nuo to kokteilio Cassis Blanc iki Kir Aperitif, būtent jo garbiai. Ir ilgainiui tas kokteilis buvo pradėtas gaminti jau nebe su ramiu, o su putojančiu vynu, su šampanu, ar ne? Tai tokiu būdu atsirado kokteilis Kir Royal, sakykime, toks kaip karališkas to kokteilio variantas. Tai va. Bo. Legendos pasakoja, kad karaliai net ir iki šiol, tikrieji karaliai, būtent vartoja šitą kokteilį, nes jis yra pats karališkiausias. Taip, kas yra dar įdomu, šis kokteilis buvo sukurtas 20-ame amžiuje, jo pačioje pradžioje, tai 1904 metais. Tai šiais metais mes švenčiam šito kokteilio 120-asias metinės kartu su Bodlery. Tai va, tai toks įdomus sutapimas iš tikrųjų. Fantastika. Kol aš vėlgi atidarysiu šitą gėrimą ir papilstysiu į taures. Dar vienas klausimas, Martynai. Pastebėjau, kad ant jūsų etikečių jūs nerašote žodžio kombučia, būtent kas yra gal įprasta tom fermentuotom arbatom terminas, o jūs rašote putojanti fermentuota arbata. Tai kodėl jūs nenaudojate žodžio kombučia? Tai prieš tai vadindavosi kombučia ir Akala buvo premium kombučia, yra kaip kategorija, bet kuo toliau, tuo daugiau pradėjome gauti atgalinį ryšį iš Lietuvoje esančių mūsų klientų, bet tuo pačiu dar labai daug ir iš mūsų eksporto klientų. Šiuo metu esam 23 valstybėse pasaulyje. Ir ta pradžia buvo tokia, kad žmonės paragaudavo mūsų premium kombučias ir sakydavo, čia ne kombučia, nes cukraus kiekis sąlyginai mažas, palyginus su kombučia. Kombučios yra apie 6 gramai cukraus 100 ml, kaip Akalos, jeigu imsim ypatingai vyno stilius, ar Sauvignon Blanc, ar Provenco, ar kitus Akalos skonius, ten yra 1,6-1,9. Ir nesijaučia tos kombučios, to atstingumo, to rūgštingumo. Yra labai subtilūs, elegantiški, rafinuoti skoniai. Ir gaudom atgalinį ryšį, kad taip mes klaidiname, galima sakyti, klientą, nes jie tikisi tos kombučios intensyvumo, saldumo, rūgštumo, atstingumo, o ten yra rafinuoti. Ir tada klientai, kurie mėgsta kombučią, jie gaudo tai, ko nesitikėdavo, o tie, kurie nemėgsta tą saldumą, tą atstingumą ir rūgštumą, jie tada iš vis nesirinkdavo Akalos, nes galvodavo, kad gaus tą atstingą kombučios skonį ir dar kaip premium gaus jo dar daugiau. Tai mes dėl to pakeitėm, kad neklaidinti klientų, ir putojanti arbata kaip kategorija irgi pasaulyje sparčiai auganti ir daugiau tų gamintojų yra. Ir ji daugiau skirta tam fine diningui ir skirta labiau vyno kokteilio mėgėjui. Nu, aš kiek ragavau šiandien šitos putojančios arbatos, nieko man bendro su kombučia, atrodo, jinai tikrai neturi. Jokie natūralūs grybeliai ar dar neplaukia taurė, viskas yra labai švaru, gražiai pagaminta, turi labai, kaip vyną primenančius aromatus ir skonius, tiek kokteilius. Čia pažiūrėjus irgi pirmus smuikų groja iš karto juodasis serbentas, o būtent juodojo serbento sirupas. Šiek tiek jis toks gaivus, atrodo, lyg šiek tiek mėtos būtų, ar ne? Aha, to gaivumo. Šiek tiek gaivumo irgi užuodžiama, taip pat gal šiek tiek gervuogių mėlynių būtent aromato, bet ir iš to, putojančio vyno būtent aromatų sutinkamų gal persikai, šiek tiek obuoliai, kriaušės.
iš ties labai kompleksiškas ir tuo pačiu dar jaučiamės, kaip kokteilis yra gaminamas pagrindas šampanas su šiek tiek juodųjų serbentų likerio, kaip Rapolas sakė. Tai čia didžioji dalis kokteilių yra šampanas, o ką šampanas turi, tai tą minerališkumą, ne? Ir čia mes tą minerališkumą tą jaučiam, netgi tą lengvą sūrumą, kaip ir kokybiškose šampanuose. Tai mes naudojam druskininkų šaltinio vandenį visoje gamyboje, visų botlerių skonių, kad įnešti būtent tą minerališkumą, ne? Tą malonų sūrumą, kurį jaučiame kokybiškose vynuose. Tai mes tikinam, kad šios degustacijos metu, norint sukurti gerą premium nealkoholinį produktą, mums yra reikalingas aukščiausios kokybės vanduo, kuris būtų prisotintas mineralais. Taipogi mes turim naudoti, irgi premium arbatas, ingredientus. Tai kiek žinau, jūs siunčiatės iš įvairių pasaulio kampelių savo arbatas. Ingredientai irgi užauginti kas ne pasaulyje, tai lietuvišką irgi ūkį skatinate būtent. Būtent šiuo atžvilgiu juodieji serbentai iš labai kokybiško ūkininko, kuris specializuojasi būtent juodųjų serbentų auginime ir sulčių gamyboje. Tai tos degustacijos atrenkamos nėra, kad tik tai nuėjom pas vieną ir nusipirkom. Tai yra, šiuo metu mes praragavome apie 400 skirtingų arbatų, arbatžolių, sulčių. Tai ir iš tų 400 mes atsirinkę apie 20, kuriuos naudojame. Tai va tokio dydžio atranka yra padaryta, kad, kaip sakai, sukurti labai aukštos kokybės gėrimus, pirmą reikia pradėti su labai kokybiškais ingredientais. Ir aišku, komanda, kurie turi turėti žinias, patirtį, kad tų labai kokybiškų ingredientų nesugadinti. Nežinau, čia klasika, gali turėti nuostabus ten triumus ir foie gras ir viską, bet jeigu nežinai, ką su jais gaminti, tai gali tiesiog sugadinti. Tai kaip ir kokteiliuose. Yra ne vienas žymus barmenas pasakęs, kad jūsų kokteilis yra tiek geras, kiek jūsų pats prašiausias ingredientas. Jeigu naudosim tikrai geros kokybės džiną, ten turėsim gerą ledą, gražią kokybišką taurę ir tada naudosim kokį nors prastą toniką, tas kokteilis bus kaip prastas tonikas. Tai tas kokteilis turi, kaip ir kokteilis, taip ir manau arbata, sutiksi, kad viskas turi dėrėti ir visi ingredientai, jeigu jau naudojam, tai turi būti aukščiausios kokybės. Ar tau, Rapolai, šiandieną mūsų ragauti būtent kokteiliai, vinai pasirodė irgi, geros alternatyvos ir ar rinktumės, pavyzdžiui, toks irgi gėrimas? Puikios, tai aš kaip ir sakiau pradžioje, tai labai buvo smagu paragauti visus vieną šalia kitos ir suprasti, ko jos skiriasi ir kad iš tikrųjų tie skirtumai yra dideli ir kiekvienai progai galima išsirinkti savo skirtingą, savo mėgimiausią. Super. O mes ką, norėtume pasveikinti dar kartą Botlerį būtent su šituo gražiu 10 metų jubiliejumi. Tikimės dar bus ne vienas 10-metis ir ne vieną progą galėsime paminėti ne tik su geriausiais vynais ar šampanais, bet ir skaniausiamis nealkoholinėmis gėrimo alternatyvomis. Ir norėčiau pasakyti, 3 kartus valio ir su gimtadieniu. Su gimtadieniu.